can bring me good time, and all I wanna do is make it better. I can never tell you. Sveiki atvykę į Retronil kanalą. Esu Julius, senų automobilių mėgėjas. Seni automobiliai tai mano hobis, tai mano gyvenimo dalis, tai mano kasdienybė, todėl nutariau pasidalinti šiuo džiaugsmu su jumis. Šiame kanale norėčiau su komanda apžvelgti senų įdomių automobilių turėjimo ypatumus, džiaugsmus ir vargus, eksploatacinės savybės. Norėtume apžvelgti įdomių naujų automobilių projektų įsigijimą, eksploatavimą, tvarkymą, restauravimą. Norėtume aplankyti kolegas, bendraminčius, pakalbinti, pažiūrėti kitus įdomus eksponatus, kas važinėja Lietuvos keliuose. Taigi, jeigu jums yra įdomu seni išskirtiniai automobiliai, jeigu jums įdomu pasižiūrėti, su kokiamis problemomis susiduria jų savininkai, turėtojai, važinėtojai, jeigu jums įdomu, kaip ir man, patirti visą tą džiaugsmą ir energetiką, kurie teikia šie įdomus išskirtiniai automobiliai, kviečiu pažiūrėti. Kviečiu pažiūrėti, kartu tobulėti ir dalinti džiaugsmu. Šiandien Juliaus ratų dirbtuvėse apžiūrinėsim naują Retronil eksponatą BMW 745. Tai yra 83 metų BMW serijos automobilis. Po kapoto turintis 3,5 litro turbininį variklį. Automobilis stovi apie 5-6 metus, yra nenaudojamas. Kągi turim po kapotu? Po kapotu turime bičių ir širšių lizdų, turim daug purvo ir turim nesikūrintį variklį, galimai dėl kuro siurblio gedimų. Detaliau turbūt Karolis papasakos, ką čia mes galim pamatyti, ką rasim ir kokius gedimus reiks taisyti. Tai ką matom, kad automobilis turi sumontuotą dujų įrangą, kurią tikriausiai kad mesim lauk, nes istorinis automobilis nelabai gal gerai, kad turi tokį daiktą. Kažkas išardė oro filtro dėžę, gal bandė kurt ar šiaip kažką daryti. Bandė širšių ir lizdų gal ieškot? Gal mes porą radom žalą, kavadami. Tai reikės tą susižiūrėti, patikrint kibirkštį ir turim, ar šiaip sukasi variklis, akumuliatorių kažkokį įsidėjom. Galėsi pabandyti pasukti, patikrinam kibirkštį ir turim, ar ateina kuras ir bandom užvest, tada žiūrim, ką turim ir bandom toliau. Dabar gali šauti, arba ne. Tai radom truputį problemų. Čia, kaip matot, yra kiaura. Teks pas kebulistus apsilankyti. Čia nuo akumuliatorius garų. Turbūt tai tikrai smulkmena. Nedidelis darbas. Tai praėjo beveik pusantros savaitės, automobilis visą laiką buvo pas mus dirbtuvėse, buvo intensyviai dirbama prie jo, greit apibėgsiu, kas buvo padaryta prie jo. Pradėkim nuo to, kad jeigu pamenat, stabdžiai strigo, vos pastumėm į 3-4, tai pirmas dalykas buvo nuimti priekiniai stabdžių suportai ir išvežti restauruoti. Jie dabar yra atrestauruoti, pilnai veikiantys. Tuomet, jeigu gerai pamenu, buvo restauruojami priekinių svirčių saliamblokai, nes automobilis yra ruošiamas techniniai apžiūrai ir su tokiais defektais nepraeitų jos.
Buvo sutvarkyta tas, tuomet pradėjom nuo lengvo aptarnavimo, tai tepalai, aušinimo skystis, žvakės, oro filtras. Tuomet bandėm jį užvest. Iš pradžių nelabai sekės, nenorėjau automobilius vestis. Greičiausiai todėl, kad buvo labai purvinas kuro bakas ir neveikė kuro siurblys. Tuomet pakeitėm kuro siurblį po automobiliu, realiai galima sėsti ir bandyti važiuoti. Vėliau turėjom dar problemų su juo, kad užsivedė, dirbo, viskas lyg ir gerai, bet paskui jis nustojo vestis ir vis prašiau dirbti. Tada atradom, kad jisai turi dar vieną kuro siurblį, žemo slėgio, bake. Jį pakeitėm, galėsiu vėliau parodyti, kaip atrodo senas kuro siurblys, tiesiog apaugęs, užpuvęs ir ten viskas nubirėjo. Tai irgi buvo pakeista naujų, dabar vedas ir dirba. Tuomet dar truputį mums nepatiko, kad variklis ne visą laiką dirba tolygiai. Tai šiandien pakeitėm skreiką su dangteliu. Pažiūrėsim, ar tas padės, nes šiuo metu negalim užvesti automobilio, nes yra išimtas skydelis. Jį dabar mūsų elektrikas ardo, tikrina, ar tenai nėra kokio nors bėdų. Nes turim dar vieną problemą, kurią jis čia, nežinau, kokią antrą dieną bando surasti. Ne visą laiką rodo apsukas. Jungi drive'ą ar reversą, vėl atgal į parką ir dingsta ant skydelio apsukas. Tai va, tokias mūsų bėdas, bandom jas išsiaiškinti ir keliausim toliau. Čia minėjau, parodysiu, kaip atrodė kuro siurblys, tai va, toks buvo išimtas, kontaktai net žali, laidai tiesiog trupa, jeigu pajudini. Čia filtras, nepavadinčiau čia jo filtru, bet kažkada jis buvo toks, atliko tokią funkciją. Tai va, dabar jis keliaus į konteinerį. Ja, tai susidūrėm su problema, kad tachometras kartais neveikia. Tai ir būtent jis neveikti pradeda po to, kai mašina kaip nors pasipurta, ten, pavyzdžiui, pajunginėjus pavaras iš drive'ą į reversą. Tai prasiskambinau laidus, tenais viskas atrodo gerai. Dabar išsiėmėm skydelį ir žiūriu, ar kažkur nėra lituotų kontaktų patrūkinėjusių, gal tame ir bus problema. Ir nežinau, ar čia matysis, bet ant kai kurių matosi patrūkinėjimai, va čia, va, sakykim, yra įtrūkimo ant paties litavimo. Tai reikės praeiti visur su lydmetaliu ir sulituoti juos ir gal išsitaisys problema. Nu, nelabai dirba, bet dirba. Bandysim važiuoti su BMW lengvą test drive'ą kieme, nes kol kas į gatvę negalim važiuoti, nes automobilis neturi nei registracijos, nei numerių. Todėl pabandysim tą padaryti kieme, kur yra uždara teritorija. Ir pažiūrėsim, kaip jisai važiuoja. Užsivest užsivedė, bet jaučiasi, kad dirbas tikrai dar negerai, dar kažkas jam bus. Bandom važiuoti. Padaryt bairį? Opa, dingo vairas. Palauk, pataikydami. Op, yra, važiuojam toliau. Tai grįžom po test drive'o ir, manau, einam pažiūrėti kitų projektų. Nes jų dar turim ne vieną. Taigi, bičiuliai, čia kitas Retronil projektas, 65 metų rednekų džiaugsmas Ford F100. Automobilis atkeliavo iš Jungtinių Amerikos valstijų, buvo pakankamai tvarkingas, restauruotas, tačiau turėdami jie proto, sugalvojo, kad reikia padraguoti, paburnaunint ir dėl to užsidegė galinis kūzavas, galinės padangos, buvo apdegusi galinė dalis. Todėl matote, dabar pikapas tapo sportiniu bolidu su sportiniais ratukais. Taigi kėbulas yra nudažytas, paruoštas, rėmas yra sutvarkytas, perdažytas. Kitą savaitę laukia surinkimo darbai, taigi susitiksim ten ir apžvelgsim detaliau. Tai čia turim dar vieną projektą šiuo metu, čia yra Lincoln'as Continentalis, kabrioletas. Šiuo metu jis atvarytas lengvam aptarnavimui, tai buvo priekiniai stabdžių diskai, suportai ir stabdžių kaladėlės. Nes jie buvo labai prastos būklės,
suportai užstrigę, diskai netgi gabalais nulūžę. Įdomus, man tikrai patiko toks daiktas apie automobilį, kad galinės automobilio durys atsidaro į kitą pusę. Šiandien tikrai nebepamatysiu tokių automobilių. Tai va toks įdomus, unikalus daiktas. Tai turim variklio skyrių, buvo nusmeliuota, nudažytos tokios detalės, kurios matosi, kad atsidarius variklio skyrių būtų viskas gražu. Aišku, turim daug plasmasės, tai nebus taip gražu, bet vis tiek gražiau žiūrėti, negu kas buvo prieš tai. Kaip matot, variklis šiaip vietai, bet mes jo užvest dar vis negalim. Kodėl? Nes susidūrėm su problema, kaip matot, pavarų dėžė čia, bet variklis čia. Jie turėtų būti sujungti. Deja, taip nėra. Gavos tokia situacija, kad aš įdėjau variklį, bandėm jį užvesti ir pas mus neprasisuka variklis. Pradėjom ieškoti problemos, kodėl. Problemą radom tokią, kad mes keitėm sankabos diskatoriaus varžtus, nes jie buvo seni ir išsitempę. Sudėjom naujus varžtus, bet jie gavos truputį aukštesniem galvom ir to užteko, kad varžtas kliūna į pavaro dėžės korpusą ir tiesiog variklis neprasisuka. Važiuojam su Tomu, čia mūsų šaunusis filmuotojas ir šnekučiuojamės apie pirmą epizodą, kuriame apžvelgiam automobilio eigą, pažiūrėjome BMW, pasidžiaugiam jo sutvarkymu, susitvarkė Porsche, rytoj važiuojam atsiimti, tai kitam epizode apžvelgsim šiek tiek detaliau patį Porsche, ką sutvarkė, pavažinėsim, pažiūrėsim vidų jo. Sutvarkė Lincolną, spėjo sudalyvauti vestuvėse, jaunieji laimingi, mes irgi laimingi, džiaugiamės, kai automobiliai papuošė šventę. Sekančiam epizode mes apžvelgsime toliau einamus projektus, tai yra Fordas, pradėsime naujus projektus, važiuosime į miestą pavažinėti, pabandysim šiek tiek apžvelgti detaliau automobilį. Vėlgi lauksim jūsų komentarų, jūsų pastabų, kur galim tobulėti, ką galim daryti kitaip ir stengsimės šiek tiek paįvairinti savo ir jūsų kasdienybę. Taigi ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki susitikimo kitam epizode. Ačiū. Šiuo metu jau yra surinkinėjimas atgal, variklis jau stovi vietoje, padarom čia pauzę, o man dėl to dabar buvo išimtas variklis, padarytas lengvas aptarnavimas, pakeistas tarpinės, grandinės keitė ar ne? Nežinau, o keitė grandinės? Visas, vožtuvų gumus, nu gerai, tai tada trečias kartas jau bus geras. Čia keleivis svarbu nufilmuoti. Man labai patinka jisai. Smagiau dirbti iš karto.